Esu kalbėjęs anksčiau prieš 5 metus apie Indalę veiklą. Tuo metu tas senas įrašas daugiau tinka informacijai neįgaliems. O šiaip šį kartą šiek tiek papasakosiu apie Indalę veiklą, glaustai, trumpai, aiškiai. Žodžiu, yra tokie dalykai. Jeigu norite imtis verslo kažkokio, kad ir kojines pardavinėti, jums reikės verslo liudijimo arba individualios veiklos. Aš patarčiau pasiimti Indalę veiklą. Kad ją užsiimti, galima paprasčiausiai paskambinti 188, palaukit, 2 man atrodo yra. Galima paskambinti į mokesčių inspekciją ir pasakyti, kad norite individualios veiklos. Galima tai padaryti per kompiuterį, galima padaryti gyvai ofise mokesčių inspekcijos. Aš kadangi šiek tiek esu tinginys, tai aš paimčiau, paskambinčiau į mokesčius, pasakyčiau, kad noriu individualios veiklos. Gali paklausti, koks RVK kodas. RVK kodas tai yra veiklos kodas, pavyzdžiui, prekyba ten kažkoks 4,1 ar panašiai, nesvarbu, nekreipiu dėmesį, galbūt klystų. Bet RVK kodas irgi telefone galima sužinoti, internete, Google, galima pasiskambinti irgi sužinoti numerį, mintinai neatsimenu numerį. Čia esi pasiskambinę RVK kodų klasifikatoriaus, tai jis taip vadinas moksliškai. Veiklos kodą reikia sužinoti. Paskambini, pasakai, noriu prekiauti kojinėm, tau pasaka toks ir toks kodas, užsirašai jį kažkur. Tai vėl paskambini į mokesčius, paprašai individualios veiklos ir pasakai tą kodą. Sekančią dieną jau bus paruošta jūsų individuali veikla. Ten eiti irgi nebūtina, galite atsiųsti internetu, galite įsiimti, galite vėlgi pėsčiomis ar su mašina, čia tai tarp kitko. Galite nuvykti į mokesčių inspekciją ir pasiimti Indalę veiklą. Viskas, jūs turite teisę dirbti ir tai yra svarbiausia ir daugiau niekada nereikia galvoti per daug. Bus pinigai, bus ir mokesčiai. O jeigu apie mokesčius, tai šiuo metu, jeigu jūs uždirbat ten 10 000, tarkim, eurų į mėnesį, į metus, kas gaunas apie 800 su trupučiu į mėnesį, toks minimumas, jums mokėti reikia mokesčių inspekcijai apie 5%. Tai tarkim, jeigu 10 000 uždirbat, tai mokesčių inspekcijai reikia mokėti 500. Yra 5% tarifas. O toliau, kuo didesnė suma, tuo didesnis tarifas. Čia tokie kaip progresiniai mokesčiai, nežinau, kažkas panašaus padaryti. Kuo daugiau uždirbi, tuo daugiau moki. Aišku, nesinori rodyti didelių sumų, bet suprantat, porą metų, kai kurie bankai ir pusę metų pasižiūri, kad gerai dirbat, mokat mokesčius, pavyzdžiui, deklaruojat, kad uždirbot ten 20 000, sumokėjot virš 1000 mokesčiam, bankai atveria galimybės pasimti paskolą. Jūs galite nusipirkti mašiną, investuoti į verslą, nusipirkti butą ar namą. Iš tikrųjų, tai yra pasaka, kaip gerai. Dar yra vien dėl to, kad deklaruojat ir rodot pajamas. Rodyti pajamas labai gerai yra. Aš visą laiką rodau pajamas ir aš pasiimu pinigų 20-30 tūkstančių galiu pasiimti iš vartojimų paskolų, būsto paskolą ar verslo paskolą, viską. Vien dėl to, kad moki mokesčius. Todėl aš visiems rekomenduoju mokėti mokesčius. Jeigu matot, kad labai sunku, galite pasidaryti atidėjimą. Tarkim, jų tie procentai 5, tie 500, jums, tarkim, labai sunku sumokėti iš karto. Jūs neturite, o čia jau gegužės 1, viskas jau jūs, suprašant, reketoja, kad reikia atiduoti 500, jūs neturite. Tai galite irgi mokesčius paprašyti, kad jums išdėliotų per metus visus mokesčius. Kad tie 500 pasiskirstytų į metus, tai išeis apie 40 su trupučiu eurų į mėnesį. Ir tai tik po metų, tarkim, metus pradirbsit, deklaruosit, kad uždirbo 10 000, tai visai realu, galima 3 daugiau uždirbti, kaip aš. Žodžiu, deklaruoja tą 10 500 mokesčiam, nueinat į mokesčius, čia lyg reiktų nueiti. Galbūt galima susisiekti irgi, nežinau, tiksliai dėl šito klausimo, tai aš nueidavau. Nueini į mokesčius, pasakai, kad sumokėsi per metus. Ir reiškia, mokėti pradedi tik 2 darbo metais, 1 mėnesį, po keliasdešimt eurų įmokų. Tiek kaip mokesčius. Bet dar yra mokesčiai sodrai. Sodra irgi
Sodrai nereikia visiškai mokėti, jeigu esi neįgalus. Jei turi nors 50% darbingumą, dalyvumą, tau mokesčių nebereik mokėti sodrai iš viso. Tau mokės pensiją ir tik pensija ta nebeauks, jinai auks tik sausi, o jeigu dirbsi ir mokėsi sodrai, tai dar birželį ir liepą pakels pensiją. Mokėti mokesčių sodrai iš vis super pasaka, nes, čia neįgaliem galbūt super pasaka, nes jie sumoka kažkiek tūkstančių, ar 1000, ar 500, ar kelis tūkstančius, ir po to jiem iš karto pakelia pensiją, tai tokia investicija. Įdedi pinigus, iškart gauni jau mažiau, nedaug. Aš nežinau, ar kas nors gyvenime yra paskaičiavęs, nesu girdėjęs, bet aš esu paskaičiavęs, saviem artimiem esu sakęs. Aš esu paskaičiavęs, kad nuo 1000 eurų sumokėtų, tarkim, jūs sumokat 1000 eurų sodrai, čia sodrai žmonės turi mokintis, nors aš nedirbau sodrai, galėtų pakviesti į darbą į sodrą, tokį rimtesnį, kur reikia paskaičiuoti ar panašiai. Šiaip juokauju, pasigiriau. Bet sodrai, jeigu sumoka 1000, tai jūsų pensija paauga kažkur 10 eurų. 10, nuo 8 iki 12 tame tarpe, taip kažkur. Tai tarkim, porą tūkstančių sumokėsit sodrai ir tuo metu jo birželį gali tikėtis 20-30 eurų padidėjimą pensijas. Kas reiškia, kad jūsų investuoti pinigai grįžta per 10 metų. Jeigu 10 metų pragyvensit, jeigu senatvės sulauksit ir mokėsit mokesčius, turėsit labai didelę pensiją. Šiuo laiku mažai kas gauna pensijas, mažas, nes daug kas liepė, vogė, atsiprašau, gal kas įsižeis, be žodžiu, nemokėjo mokesčių. Kas turgui tai verslo liudijimą, tai iš vis be verslo liudijimą ten iš vis nedeklaruodavo pajamų, deklaruodavo nulius, pirkdavo namus, butus, vos ne lėktuvus, o deklaruodavo nulius. Žodžiu, kad nieko neuždirba. Ir dabar taip daro daug kas. Bet už tokie ateis senatvė, jie nieko nematys. Jeigu netyčia susirgsi, bus neįgalums, pensija bus keli šimtai. O jeigu mokėsi mokesčius 3, 4, 5 metus, žiūrėk, tavo pensija bus 700. Aš galiu tokią kaip ten, kai tie Pitagorai ir Archimedai kažką ten išvedžiojimą darė. Tai aš galiu išvesti irgi tokį teoremą, kad mokesčių mokėjimas sodrai tiesiogiai proporcingas jūsų pensijai. Gal kažką suklydau, užmiršau šitas teoremas, nesvarbu, bet žodžiu, kiek sumoki, yra koeficientas, kurį gauni iš sodros vėliau, čia neįgaliem. O paprasta pensija irgi auga. Jeigu jūs 20-30 metų pradirbot fabrike ir ten, pavyzdžiui, naktinės pamainas ar panašiai, tai jūsų pensija bus gera, tikrai. O jeigu jūs mėgdavot pasivaikščioti po gamtą vietoj to, kad eiti į darbą, tai paskui nenorėkit pinigų, kad jūsų būtų pinigai, pensija didelį ir kad nebūtų kruopų ir varga. Sodra yra geriausia investicija į ateitį. Namai dar yra, aš gal kada papasakosiu, bet taip sodra geriausia investicija. Aš turiu tokį pavyzdį, kad žmogus 3 metus mokėjo po 3000, jo pensija paauga 100 eurų neįgalumą. Kažkur 100, daugmaž gal plius minus. Tiksliai nežinau, iki 100 neskaičiuoju, aš dažniausiai savo fadinu. Galų centų neskaičiuoju, nesu toks jau kalkuliatorius, galiu suskaičiuoti, bet manęs tai jau nesivarginu dėl centų. Skaičiuoju pagrindai 110 tūkstančiais. Tai jeigu esat neįgalus, sakau, sumokykit sodrai, pakils pensija. Jeigu jums seksis, pragyvensit daugiau negu 10 metų, grįš visi pinigai, kuriuos sumokėjot sodrai ir dar jūs priedo uždirbsit. Toks verslas. Ir, sakau, paskolas gali pasimti viską, tai irgi labai gerai. Jeigu pigią paskolą pasiėmė, o ko ne. Sunku sutaupyti kitiem ten 30-50 tūkstančių, kad ir 10 ar 5 kažkam tūkstantis labai daug. Žodžiu, gali pasiskolinti ne tik iš tų greitųjų kreditų, bet iš normalių bankų. Kokie yra Lietuvoje? SVED, SEB, Nord.
kas ten Šiaulių, nu, ta Citadelė, nu, žodžiu, iš visų. Ne, o greitieji kreditai tai iš vis ten, o jezu, laukia tik tokių. Va, aišku, mokesčiai, sodra yra mokesčiai, tai yra ir PSD, ir VSD, tai aišku, privalomas sveikatos draudimas, valstybinis socialinis draudimas, ten dar kažkaip, ten 3-4 mokesčiai. Aš iš viso paskui, kai bus video, pasakysiu, kokių mokesčių aš noriu. Žodžiu, ir ta pati sodra, jeigu ten jums 2000 reikia sumokėti, tarkim, aš tokį pavyzdį sakau, reikia 2000 sumokėti sodrai, irgi galite pasidaryti atsidėjimą. Pasidarėte atsidėjimą po 80 eurų. Gerai, tarkim, uždirbot apie 10-20 tūkstančių, tai sumokate mokesčiam atidėjimą, ten kokį 40 eurų, ir sodrai atidėjimą kokį 80 eurų. Jeigu sveikas esat, mokesčiai didesni, aišku, nei pas neįgaliam iš vis nereikia mokėti, o sveikam reikia mokėti. Bet tuo pačiu jo pensija irgi ateičiai auga, viską galimybės pirkti, investicija ir visą kitą. Tai tiek turbūt, kad čia dar. Nu, metus pradirbi, deklaruoji, susimoki arba atsidėjimą padarai, viskas. Tai tarkim, aš jau gal kartuoju, mokesčiam tarkim kokį 50 eurų, sodrai kokį 100, tai skaityk, 2 metais dirbat ir tik 2 metais po 150, bet tai vis tiek, jeigu 8-900 ar 1000 uždirbat, tai 150 nėra tiek daug. Ir liek tas pats, bet už darbo valandas viskas ten yra, kokias jūs norite. Jūs patys sprendžiat viską, kada keltis, kada dirbti, kada miegoti. Gerai yra verslą daryti. To mokyklai nemokinu, bet, aš mokinu, o dabar jūs, kai kurie klausotės, darykit verslą.